Na ką, sveiki. Truputį luktelsiu, kol prisijungsit. Čia. Dar truputį luktelsiu. Ir netrukus pasakykit, kaip girdisi. Sveika, Sigita. Taip. Oi, pamečiau. Taip, dar truputį palauksiu. 1 minutę ir pradėsim. Taip, labas vakaras. Besijungiantiems. Taip. Na, va dar Renata klausia, kur susitikimas. Tuoj atrašysiu. Ką, pradėkim po truputį, kas prisijungs vėliau, paklausys nuo pradžių vėliau. Tai iš tikrųjų, kas buvot praeitam susitikime, pasidalinkit, ar darėt kažkokius namų darbus, ar kažką bandėt susivokti dar giliau ir paleisti, ar tyrinėjot savo mintis apie tai, kas jums trukdo patirti finansinę gausą, tai yra tokią gausą, kokios jūs norit. Va. O šiandien mes turim kitą temą. Tai yra vidinių konstruktų įtaka mūsų finansiniai gausai. Taip, aš dabar pasidalinsiu skaidrėmis. Šitą patrauksiu, nes jis man trukdo. Taip. Jei kam nors kilo kažkokių minčių ar idėjų, tai tikrai džiaugsiuosi, jeigu pasidalinsit. Taip, skaidrės. Na, gerai, matau. Va, sveika. Rosita, Violeta, Jelena. Kitų dar nematau. Tai šiandien nuostabi paskaita apie tai, kaip mūsų vidiniai konstruktai įtakoja mūsų finansinę padėtį, mūsų finansinę gausą ar trūkumą. Ir šiandien paskaitoje vidinių konstruktų įtaka finansiniai gausai, tai yra plačiai apžvelgsiu visą tą reikalą, tada trumpai apie kursą, dovanas ir nuolaidas, na ir žinoma vėl, kaip visada, pabaigoje praktika. Praktika ir labai norėsiu jūsų atgalinio ryšio. Tai šiek tiek priminsiu, apie ką mes kalbėjom pirmoji paskaitoj, tai yra buvo nuo ko priklauso pinigų kiekis mūsų gyvenime, tai yra aš plačiai apžvelgiau ir pagrindiniai dalykai, kuriuos aš išskyriau tyrinėdama, nagrinėdama ir pati eidama tuo keliu, ar ne, iš visiško skurdo neturėjimo, nepritekliaus į gausą, pilnatvę ir turėjimą tiek, kad yra daugiau nei reikia patenkinti poreikius, ar ne? Tai pats svarbiausias dalykas yra atsakomybė. Tol, kol mes tikimės iš kitų, pirštais badom
kaltinam, laukiam, kol kažkas už mus kažką padarys, tol mūsų gyvenime niekas negali vykti. Kai mes prisimam atsakomybę už savo gyvenimą, už savo santykius, už savo mintis, už savo jausmus, už savo reakcijas ar suvokimus ar ne, visą tai galim tada įtakoti ir keisti. Toliau, savivertė. Savivertė turi labai didelę reikšmę mūsų pinigų kiekiui mūsų gyvenime. Kodėl? Todėl, kad savivertė tai ir yra, kiek aš save vertinu. Ar aš save įvertinu, kad galiu, jeigu dirbu samdomą darbą, paprašyti solidaus atlyginimo, ar aš save nuvertinu ir einu ten, kur mažai moka ir aš mažai gaunu. Toliau, emocinė būsena, ji be galo svarbi, kadangi emocijos, šiandien plačiau apie tai kalbėsiu, yra kaip magnetas pritraukiantis į mūsų gyvenimą tai, ką mes emocionuojam, tai, ką mes vibruojam. Jeigu esam neresursiniai būsenai, jeigu mūsų emocijos pagrindė yra liūdesys, ten nusivylimas, pyktis, susierzinimas, būtent tai mes spinduliuojam, ypač jeigu kalbant apie pinigus, tai trūkumas, nesaugumas, tai mes dar labiau ir dar labiau tai pritraukiam į savo gyvenimą, tai ko nenorim. Įsitikinimai, būtent šios dienos taip pat tema emocijos ir įsitikinimai. Toliau, dėmesys. Kur tavo dėmesys, ten energija. Kur energija, ten materializacija. Tai reiškia, kad jeigu mes dėmesį sutelksim, vėlgi išblaškysim, išbarstysim, kas ką pasakė, kas ką padarė, ten bijosim, ką kiti apie mus pagalvos ar ne, arba aptarinėsim kitus žmonės, o nesustelksim dėmesį į savo ketinimą, į savo tikslą, mes tikslo nepasieksim. Ir kita vertus, dėmesys yra vėlgi kaip lazeris. Lazeris, jeigu aš dėmesį palaikau savo ketinime, tai yra toks pagrindinis įrankis, kurio pagalba aš einu ir galų gale turiu. Na ir veiksmas, jeigu mes paleisim, susivoksim, bet medituosim ir sėdėsim ant sofos ar ne ir nieko nedarysim, na, rezultato mes neturėsim, iš dangaus nenukris, gali būti retkarčiais nukrenta, man nenukrito, todėl aš negaliu tuo su jumis pasidalinti, nes aš dalinuosi tik tai, ką per save praleidau, kas man suveikė, ką aš patyriau, ką ištirnėjau ir kas man suveikė ne vieną kartą, o daug kartų, ar ne, tai tuo ir dalinuosi. Man nepavyko sėdėti, medituoti ir kažką gauti, todėl aš tuo su jumis ir nesidalinu. Na ir mano pats pagrindinis, kaip pasakyti, ne pagrindinis, bet paskutinė gyvenimo kūrimo dėlionės detalė buvo suvokimas, kad aš dariau visus tos žingsnius, kaip ir dariau, ar ne? Viską ir emocinę būseną kėliau, ir veiksmus dariau, ir įsitikinimus paleidau, bet jeigu man kas nors nepavykdavo, aš visą laiką nuleisdavau rankas ir sakydavau, aš nemoku, man nesiseka ir vėl nesigauna, ar ne, aš nemoku gyventi. Ir tokiu būdu nubraukdavau visą tai, ką iki tol buvau padariusi ir vėl pradėdavau iš naujo statyti. Vėl nepavyko, vėl nubraukiau. Tai kai aš supratau, kad kas be nutiktų, nereaguoti, tai yra pasakyti, na, dabar taip yra, pažiūrėsim, kaip bus toliau. Ir kai aš šitą detalę, paskutiniai savo ieškojimų puzlį įdėjau, mano gyvenimas pradėjo kardinaliai keistis. Tai yra 9 mėnesius mane gyvenimas traiškė, o po 9 mėnesių įvyko labai stiprus, labai aiškus, turintis labai aiškę ribą, matricos lūžis, kai mano atlyginimas buvo 400 kartais iki 800 ir staiga nuo sekančio mėnesio 3000, 5000 ir taip laikosi iki pačiol. Va. Na tai šiandien mūsų tema. Mūsų tema - vidiniai konstruktai. Kas yra vidiniai konstruktai? Tai yra pasąmoninės programos, įsitikinimai glūdintis mūsų pasąmonėje. Ir tai yra kaip mūsų gyvenimo traukinio bėgiai, kuriais važiuoja rieda mūsų traukinys. Tai yra mes tarsi mūsų įsitikinimai ir visos pasąmoninės programos mus pastato į tam tikrus bėgius, į tam tikrą reisą, maršrutą ir nuo jo mes nenukrypstam. Todėl nelabai kas gali keistis, gali tik tai stiprėti įvykiai, kurie atsitinka mūsų gyvenime. Kuo mes labiau tiems įvykiams priešinamės, tuo didesnė jėga pas mus jie ateina ir ateina. Na ir toliau, kitas momentas, kas yra vidiniai konstruktai, iš ko susideda, tai iš pasąmoninių programų ir iš sielos archyvų. Iš sielos archyvuose saugomų emocinių blokų. Ir jeigu pasąmoninės programos yra kaip traukinio bėgiai, tai emociniai blokai yra kaip magnetai.
ką vibruoju, tą pritraukiu. Tai reiškia, kad aš esu magnetas tuo, ką spinduliuoju iš savęs. Ir mūsų tikslas yra patapti gausos magnetu, finansinės gausos magnetu, ar ne? Jeigu norim turėti finansinę gausą. Taip, tai dabar apie pasąmoninės programas. Tai yra pasąmonė, tai yra mūsų esybės dalis, kuri veikia automatiškai ir nepriklausomai nuo mūsų sąmoningo mąstymo. Tai reiškia, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes pasąmonės lygmenį galim turėti kažkokius gilius ir skaudžius įsitikinimus, o sąmonės lygmenį norėti visai kažko kito, kas prieštarauja mūsų įsitikinimams, ar ne? Ir tada tas, kas yra sąmonės lygmenį, yra labai menkai įtakoja mūsų gyvenimą. Visą gyvenimą mums kuria mūsų pasąmonės programos. Ir tada, jeigu ten stovi blokai, tie blokai sako, ne, mes to ten neįsim, mes to neturėsim, mes to nedarysim. Pasąmonėje yra saugoma visa mūsų patirtis, mūsų įpročiai, mūsų įsitikinimai, apie mūsų tai, kas vyko mūsų gyvenime, net į sąmonės lygmenį mes to neprisimenam, pasąmonėje yra užfiksuota, užkoduota viskas ir ne tik iš šių gyvenimų, bet ir iš daugybė kitų gyvenimų. Ir darant arba per hipnozę, arba per emocijų paleidimą, regresinės praktikas atgal, tikrai mums pavyksta prisijungti prie tų buvusių gyvenimų ir išspręsti ten esančią kažkokią tai problemos šaknį. Taip. Kaip veikia pasąmonė? Pasąmonė formuoja mūsų įpročius, instinktyvų elgesį ir reakcijas į aplinką. Ir jeigu, tarkim, vaikystėje mes girdėjom, kad pinigai gadina žmonės, reiškia mūsų suvokime susikūrė toks supratimas, kad pinigai nėra gerai. Ar ne? Pinigai gadina žmonės. Tai ir susidarė vidinis blokas, kuris trukdo siekti finansinės sėkmės, nes mes nenorim būti negeros, negeri. Ne? Mes norim būti geri žmonės. Ir todėl automatiškai, jeigu mes vaikystėje nuolatos tą girdėjom, mes užsidedam savo bloką. Taip. Kodėl pasąmonė turi tokią didelę įtaką? Todėl, kad, kaip minėjau, tai mūsų veikimo modelis vyksta automatiniu režimu. Vat atsistojo traukinys ant bėgių ir rieda. Automatinis režimas ir tai reiškia, kad pasąmoninės programos mūsų pasirinkimų, veiksmų, reakcijų įtakoja 95%. Ir norint pakeisti gyvenimą, reikia keisti įsitikinimus per sąmoningą darbą su jais, tai yra atrasti ir paleisti. Va, tai pasąmonė yra kaip vidinė programinė įranga, kurią galima perrašyti taip, kaip mes norim ar ne, paleisti neresursinės programas suvokus, kaip jos pas mus atsirado, paleisti visą seriją įsitikinimo arba priimtų sprendimų ir tokiu būdu turėti norimus rezultatus. Dabar apie antrąjį konstruktų. Apie antrąją dalį, tai yra sielos archyvose saugomus emocinius blokus. Tai emociniai blokai yra taip pat apribojimai, kylantis iš nepripažintų emocijų bei praeitie įvykusių kažkokių tai skaudžių patirčių. Ir jie veikia lygiai taip pat, kaip ribojantis įsitikinimai, tai yra trukdo siekti mums mūsų tikslų. Va, tai kaip minėjau, tai yra skaudus įvykiai, kurie nebuvo sąmoningai pripažinti, jie buvo praignoruoti arba uždaryti, arba kaip tik išspinduliuoti labai stipriai, bet jie nebuvo suvokti, ar ne? Ir jie uždaro savyje visą paletę jausmų, tokių kaip baimė, abejonės, kaltė, gėda, pyktis, nepasitikėjimas, nevertumo jausmas, neteisybės jausmas, nusivylimas, pyktis ir daugybė kitų jausmų, kurie ir yra mūsų emociniai blokai, trukdantis priimti sprendimus ir veikti savo naudai. Va, tai vidiniai konstruktai, ribojantis įsitikinimai ir emociniai blokai yra tai, kas mus stabdo nuo mūsų svajonių įgyvendinimo. Jeigu mes turim įsitikinimus prieštaraujančius mūsų svajoniai, mes niekada neisim ir jos nesieksim. Tai reiškia, kad svajonė lieka tik
svajonės lygmenį, ji nepavirsta net į ketinimą, net į tikslą. Na ir dabar apžvelgsiu pagrindinės įsitikinimų grupės, kurios ir stabdo mūsų finansinę gausą. Pirmas, tai yra neigiamas požiūris į pinigus. Vėlgi, dažniausiai šitie įsitikinimai mums yra įdiegiami vaikystėje arba mes jau turim kažkokią labai skaudžią patirtį iš praeitų gyvenimų ir atsinešam tiesiog žinojimą apie pinigus, kad pinigai yra viso blogio šaknis, pavyzdžiui, ar ne? Jeigu tikime tuo, tai tikrai mes vengsime pinigų. Toliau, turtingi žmonės yra godus, nagli ir savanaudžiai. Tikrai dirbant su žmonėmis ne vieną kartą teko susitikti, kad būtent toks požiūris ir yra į turtingą žmogų. Tai reiškia, ar aš norėsiu būti turtinga? Tokiais atvejais tikrai ne, nes aš nenoriu būti tokia pati. Toliau, pinigai gadina santykius. Ir šitą įsitikinimą ir aš turėjau, kadangi kol mūsų šeimoje nebuvo pinigų, tai tėvai gražiai gyveno. O kai atsirado pinigų, jie pradėjo siaubingai pyktis iki lėkščių daužimo, skyrybų, ten baldų kapojimo ir taip toliau. Tai aš padariau išvadą, kad pinigai greuna santykius, greuna šeimą. Toliau, dideli turtai uždirbami nesažiningai. Na, argi mes norėsim būti nesažiningi? Toliau, kita grupė yra apribojimai dėl žemos savivertės, ar ne? Aš neverta didelių pinigų. Ir jei nesijaučiu verta didelių pinigų, tuomet aš nesimsiu jokių veiksmų, kad turėčiau galimybę tokius pinigus uždirbti. Toliau, aš nesu pakankamai talentinga, protinga, kad tapčiau turtinga. Tai kaip ir man vaikystėje visą laiką buvo sakoma, kad aš esu žiopla, kvaila ir kaip aš išgyvensiu, jeigu neištekėsiu. Ar ne, tėtis labai pergyveno, kad reikės mane kažkaip tai išlaikyti, nes aš pati nesugebėsiu išgyventi. Va, na ir aš to tikėjau, iš tikrųjų, tai buvo labai didelė dalis to, dėl ko man nesisekė uždirbti pinigus. Toliau. Įsitikinimas, kad man tiesiog nesiseka su pinigais. Ir jeigu mes tikime, kad mes nemokame elgtis su pinigais, tai kad juos sunku valdyti, kad mes jų, kad reikia kažkaip juos valdyti, tai mes irgi nesijimsim jokių veiksmų, kad turėti daugiau pinigų. Toliau. Įsitikinimai apie darbą ir pastangas. Ir kai aš kalbu, jūs žiūrėkit, kaip tai yra apie jūs, ar ne? Kur save atrandat, kur jums rezonuoja. Taip, tai reikia daug ir sunkiai dirbti, kad turėtum pinigų. Negalima uždirbti daug pinigų iš to, kas patinka, ar ne? Dažnas įsitikinimas. Ir šis įsitikinimas atitolina mus nuo tikrosios mūsų aistros, kuri gali tapti pelninga veikla. Nes kai mes darom tai, ką mėgstam, ypač moteris, ar ne, tai mes atsiskleidžiam ir būtent tokiu būdu galim uždirbti didelius pinigus. O jeigu mes darom tai, kas mums atrodo gali atnešti pelną, pavyzdžiui, kaip aš tiesiog išsimokinau buhalterę ir dirbau buhalterę, ne, bet tai nebuvo mano sielos kelias, tai nebuvo mano aistra, tai buvo tiesiog toks savęs, reikia, einu, darau, uždirbu tos pinigus, ar ne, turiu tą atlyginimą, bet manęs tai nedžiugino. Tai, ką aš dabar darau, mane nuolatos tai džiugina. Toliau, daug pinigų uždirbti yra be galo sunku. Ir šitą įsitikinimą tikrai vyresnės kartos žmonės turi ir tiki 100%, kad tik sunkiu darbu galima uždirbti didelius pinigus. Ir net neieško būdų, kaip tai padaryti lengviau. Toliau, sąžiningų darbo turtingų nepatapsi. Reiškia vėl, mes arba galvojam, kad reikia kažką prigalvoti, machinacijas kažkokias daryti, kažką apgaudinėti, kažkaip nesąžiningai, kažkur nusukinėti, arba jeigu sąžiningai, tai pinigų nebus. Nors tai yra tik įsitikinimas ir tai tikrai nėra tiesa. Toliau, baimės, kurios stabdo finansinę gausą. Labai didelė, esu susidūrusi su daug žmonių, kurie būtent atėjo pas mane savo finansinius klausimus spręsti, tai yra didžiulė baimė prarasti pinigus, kas nutiko ir man, aš investavau didelę sumą pinigų ir, sveiki, Jelena, investavau didelę pinigų sumą ir jinai man visa sudegė ir aš tada supratau, kad aš prieš tai jau turėjau baimę prarasti pinigus ir be to tas praradimas man iš tikrųjų leido išsikelti visas manyje slypinčias programas, jas paleisti ir po to jau dabar uždirbti 10 kartų daugiau. Toliau baimė, kad žmonės ims pavydėti. Čia irgi labai labai dažnas įsitikinimas - prašyti pinigų ar net kritikuoti. Tai yra nerimas, jog turtas sukels neigiamą aplinkinių reakciją, aš neteksiu draugų, aš būsiu atstumta, ten palikta vieniša su savo turtais. Toliau, baimė, kad turėdama daugiau pinigų turėsiu daug daugiau atsakomybių. Ir ką tai reiškia mūsų protui? Tai reiškia, kad daug daugiau problemų.
o mes problemų turėti irgi nenorim. Toliau, baimė būti materialistė, gėda norėti pinigų. Na ir su dideliais pinigais yra taip pat susijusi, labai stipriai susijusi mirties baimė. Todėl, kad mes tikrai gyvenam ne pirmą gyvenimą ir kažkuriuose gyvenimuose mes jau buvom ar tai nužudyti, ar tai iš mūsų pinigai buvo atimti, ar dar kažkas nutiko, tai yra mes visi turim kažkokią, arba netgi iš sąmonės lauko, kaip informacija, mes turim šitą žinojimą, kad dideli pinigai yra pavojingi, ar ne, kad gali kas nors nutikti, gali kas nors, nežinau, nunuodyti, pasisavinti ir taip toliau. Todėl čia šitoje vietoje labai verta pasižiūrėti. Penktas momentas tai yra skurdo mentalitetas, kai mes nuolatos jaučiame, kad mums trūksta, mes nuolatos esam trūkume, kai manome, kad pinigų visada nepakanka. Ir kadangi, kaip minėjau, kad mūsų emocija, ar ne, yra magnetas pritraukti tai, ką mes vibruojam. Tai reiškia, jeigu mes vibruojam nuolatinį trūkumą, nuolatos pergyvenam, kad neužtenka pinigų, nėra pinigų, iš kur gauti pinigų, nesudariu galo su galu, ten negaliu patenkinti savo poreikių, ką mes spinduliuojam? Mes spinduliuojam trūkumą. Kuo daugiau trūkumą spinduliuojam, tuo daugiau trūkumo į savo gyvenimą pritraukiam. Toliau. Net uždirbdami daugiau vis tiek jaučiamės finansiškai nesaugus, nes protas yra įpratęs prie trūkumo pojūčio. Tai čia kaip atsitiko man, iš tikrųjų, kai aš pardaviau namą, ar ne, aš turėjau daug pinigų, bet mano protas, mano pasąmonė, mano visas kūnas pastoviai buvo labai labai įsitempęs dėl trūkumo, dėl pastovaus jausmo, kad man trūksta pinigų. Nors tie pinigai, nu, dideli buvo, bet aš jų nenorėjau leisti, aš juos investavau, kad jie paskui sudegtų. Tai įdomi tokia patirtis, ar ne? Tai taip, ir kai, jeigu mes esam trūkumo sąmonėje, kai padidėja pajamos, automatiškai atsiranda pinigų nuventiliavimo kanalas. Šitą aš irgi labai labai gerai išgyvenau po skyrybų, kai tų pinigų taip siaubingai trūko, pas mane pradėjo gesti visi iki vieno elektros prietaisai, mano buvo namas didelis, nes šildėmės pečium, prakiro pečius, kurio kaina 10 000 eurų. Tai yra, kai tik tai leidi savo turėti truputį daugiau pinigų, atsiranda kanalas, per kurį tu nuventiliuoji ir ramu, ir vėl toks pat lygis, ir vėl nėra pinigų. Tai va, tik klausimas, ko mes iš tikrųjų norim. Na ir šeštas momentas, tai yra pinigų sureikšminimas. Jeigu mes labai sureikšminam pinigus, juos sudėvinam kažkaip, ten jiem meldžiamės ir taip toliau, jų ten prašom, nežinau, kažkokias nesąmonės darom, ar ne, tai irgi blokuoja gausos tėkmę, nes pinigai yra energija. Ir jeigu juos laikome per daug svarbiais ar ne, sureikšmintais, tai sukūrėme tą tokį spaudimą, kuris blokuoja natūralią tėkmę. Ir pinigams atiduodame atsakomybę už savo saugumą, už savo gyvenimo komfortą bei už savo galimybės. Tai yra perkeliam atsakomybę pinigams. Gausa ateina tada, kai mes pinigus matome kaip įrankį, be jokio sudievinimo, be jokio sureikšminimo, be jokio meldimosi jiems, ar ne? Tiesiog tai yra įrankis gyvenimo kokybei pagerinti, mūsų svajonėms, tikslams įgyvendinti. Taip. Va, ir čia aš įdėjau 4 spalvų akinius. Kodėl? Todėl, kad tiek mūsų įsitikinimai, tiek mūsų emociniai blokai ne tik automatu valdo mūsų gyvenimą, tai yra pastato ant tokio stabilaus ar statinių bėgių, bet ir formuoja visą gyvenimo matymą, kaip akiniai su tam tikrais filtrais. Tai reiškia, kad kiekvienas įsitikinimas, kiekvienas emocinis blokas mums yra ant akių kaip filtras. Ir jeigu toj pačioj situacijai vienas žmogus gali matyti problemas, pergyvenimus, praradimus, ar ne, o kitas toj pačioj situacijai gali matyti galimybės. Tai mums reikia nusijimti, išardyti šitos filtrus, nusijimti tuos akinius, kurie mums iškreipia realybę, ar ne? Nes per šitos filtrus mes matom pasaulį taip, kaip yra mūsų viduje, bet mes nematom realybės. Todėl reikia pašalinti.
Na va, pasąmonės ir sielos sąveikos struktūra. Dabar tas kūgis, tai yra mūsų kaip ir pasąmonė. Čia aš tiesiog pabandžiau išreikšti paveikslėlių, kad jums būtų lengviau suprasti. Tai šitas kūgis yra tarsi kaip pasąmonė su trijais sluoksniais, su trijais dangteliais, o tas aplinkui ratas didelis yra kaip sielos archyvai. Tai yra, kaip sakiau, pasąmoninės programos ir sielos archyvuose glūdintis įsitikinimai. Labas vakaras, Mona. Va, tai yra trys sluoksniai. Pirmas sluoksnis paviršinis. Tai yra tiesiog įsitikinimai, sprendimai, mintys be emocinio fono. Tai yra, kuo aš tikiu apie pinigus, ar ne? Ir galim vardinti daug visokių minčių įsitikinimų, bet mums nekyla jausmai. Ir tai yra pirmas pats lengviausias sluoksnis, kurį mes patys galim lengvai pastebėti ir lengvai paleisti savo ketinimu. Tai yra pasakyti, kad šitas įsitikinimas man netinka, šitas įsitikinimas man netarnauja, jis yra man neresursinis, aš jį tiesiog paleidžiu. Antras sluoksnis, va, yra antras dangtelis, ar ne, tai jau yra, kur pasąmonė susilieja su sielos archyvais, tai yra jau tampa kaip bendras darinys. Ir čia įsitikinimai, kuriuos mes pasitvirtinome po kažkokios realios situacijos, patirties ir turi emocinį foną. Ir šitas emocinis fonas jau gali būti kažkiek skausmingas. Tai yra, gali sukelti mums nepatogumą, susigūžimą, norą netgi verkti, kažkokius tai tokius jausmus, kurie mums, na, jau kelia diskomfortą, ar ne? Na ir trečias sluoksnis po trečiu dangteliu yra pavojinga zona, ypač skausmingas giluminis sluoksnis, ten glūdi dažniausiai didelios kažkokios problemos šaknis. Jeigu mes norim ne paviršiukus paleisti ir ne ir turėti nedidelį rezultatą, bet mes norim turėti tikrą, tokį išspręstą rezultatą, mūsų tikslas yra nusileisti į šaknį. Ir čia jau yra įsitikinimai užtvirtinti, einantis kartu su labai labai skaudžiu įvykiu. Tai yra netektis, ten, nežinau, artimo žmogaus praradimai susiję su pinigais, kažkokie tai turtiniai praradimai. Tai yra kažkas, kas labai labai skaudaus įvyko mums sąlytyje, sąryšyje su pinigais ir dažniausiai su dideliais pinigais. Va, ir kai mes praeinam visus tuos sluoksnius, nusileidžiam į problemos šaknį, ar ne, ten išsprendžiam, susivokiam, emocijų paleidimo technika nėra vien apie paleidimą, ar ne, tai yra apie susivokimą, apie transformaciją ir apie savo resursinių būsenų instaliavimą, susigražinimą ir resursinių įsitikinimų savo, na, tokį įdėgymą, sakykime, ar ne, nuo šiol aš veikiu taip, bet ne per protą, per patyrimą, ar ne? Tai paleidę ribojančius įsitikinimus pradedame pastebėti galimybės. Tai reiškia, kad visos šitos duris, kurias jūs matot, yra kaip galimybės. Ir mes turime drąsos bei energijos veikti, nes gali būti, kad, tarkim, jeigu mūsų žema savivertė, mes galim pastebėti galimybės, bet mes neturėsim nei drąsos, nei energijos veikti. Ir mūsų svajonės, nu, galimybės liks tik tai popieriuje, neįgyvendintos. Na ir kai paleidžiam, išlaisvinam, ar ne, emocinius blokus, transformuojam, kas kartą patiriam vis daugiau ramybės, meilės, džiaugsmo, lengvumo, gausos ir dėkingumo. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad patirdami pilnatvę, mes kūrėme pilnatvę, nes jausmai magnetai, ar ne, ką spinduliuoju, tą pritraukiu. Spinduliuoju gausą, džiaugsmą, pilnatvę, pritraukiu gausą, džiaugsmą, pilnatvę. Va, tai šiandien ką norėjau perduoti, kokią jums žinią tiek, dar laukia mūsų praktika. Ir dabar norėčiau šitoj vietoj šiek tiek jūsų atgalinio ryšio. Tai yra, gal iškilo kažkokie klausimai, gal kažkas surezonavo, kas labiausiai surezonavo, kurioje vietoje jums reikia pasistengti. Galbūt pastebėjot, kažkurioje vietoje galbūt sukilo kažkokie jausmai, ar ne, tai va ten ir reikia padirbėti. Tai dabar labai labai norėčiau jūsų atgalinio ryšio. Žinau, kad šiek tiek laiko praeina, kol jūs pasiekia mano žodžiai, maždaug minutė, pusantros gal netgi.
Tai todėl truputį luktelsiu. Jo, ir aš kai nagrinėjau su pinigais praeitus savo gyvenimus, tai esu aptikusi, kad ir skendau su pinigais, nes nenorėjau jų paleisti, ir mano šeima buvo nužudyta dėl pinigų, nes vyko kažkokie tai karai tarp šeimų, tarp grupuočių, ar ne? Ir daug visokių kitų dalykų, kurie mums užsidega kaip raudona lemputė ir sako, ne, 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 pinigai yra pavojus. Na gerai, jūs parašysite, aš judu toliau, paskui pamatysiu jūsų atsakymus. Taip, tai norėjau priminti tiesiog, kad dar mūsų laukia trečias susitikimas vasario 26 dieną 20 val. Ir jame kalbėsiu apie savivertę, kaip padidinti savo vertę. Na ir trumpai prabėgsiu apie kursą. Tai yra 3 mėnesių asmeninio augimo ir tobulėjimo kursas Pagerink savo finansinę padėtį. Ir anksčiau žmonės dalyvavę jame tikrai turi puikius rezultatus. Didelį žingsnį į priekį. Kai kas sukūrė savo veiklas, kai kas labai išaugo tinkliniam marketingui ir sukūrė savo komandas. Na, daug tikrai tokių atvejų. Ypač pirmas buvo labai, labai, iš tikrųjų visi finansiniai kursai buvo labai, labai stiprus. Tai 3 mėnesių internetinis kursas sudarytas pagal realiai veikiančią metodiką, programą, sistemą, kurios dėka vyksta giluminė ne tik finansinės padėties, bet ir visų gyvenimo sričių transformacija. Todėl, kad mes dirbam labai plačiai, daug ir paliečiam visas sritis. Tai pirmas modulis yra pagrindai, įrankiai darbui su pasąmoniniam programom bei emociniais blokais. Ir čia mes paliečiam visas emocijas, darbas su visomis emocijomis. Tai yra baimė, pasipriešinimas, išdidumas, kaltė, nuoskaudos, nuoskaudų atleidimas, paleidimas ar net trūkumų tyrinėjimas, paleidimas. Na ir senosios matricos griūtis. Tai yra, kad jūs suprastumėt, kad kai mes esam dabar šitoj, tarkim, komforto zonoje, ir ne, va tokioj zonoje mes čia gyvenam, tiek uždirbam, o norim patekti čia ir uždirbti tiek. Tai mūsų ta zona turi sutrukinėti, ar ne, komforto zona, turi suplyšti, turi pasikeisti turi sugriūti mūsų senoji matrica. Taip, antras modulis yra savo vertės didinimas, tai yra apie meilę savo, apie savo šešėlinės pusės priėmimą, tai nėra apie savęs taisymą, tobulinimą, gerinimą, ne, tai yra apie savęs priėmimą, tokios, kokia esu, nes nėra nieko blogo ir nieko gero. Viskas yra, kaip yra, ir mes visame tame, ką turime, kaip esame, mes turim tam tikrų pliusų ir tam tikrų minusų, ir tiesiog mums reikia sąmoningai pasirinkti. Toliau, santykis su vidiniu vaiku. Santykis su vidiniu vaiku yra be galo svarbus, nes jeigu jūsų vidinis vaikas yra liūdnas, nepatenkintas, jis patiria trūkumą, ar ne, jeigu vaikystėje mes patyrėm trūkumą, tai mes jausimės lygiai taip pat. Toliau, pasitikėjimas savimi, meilė savo kūnui, nes kūnas yra materija, o pinigai taip pat materija, ar ne? Na ir vertybės. Vertybės yra mūsų gyvenimo šis. Toliau, trečias modulis yra svarbiausi aspektai sąmoningai gyvenimo kūrybai. Tai yra sąmonė žemėlapis, aukštų ir žemų vibracijų įtaka, apie ką aš jau šiandien kalbėjau, ar ne? Toliau pasitikėjimas visata, toliau neutralumas, tai yra reakcijos mūsų, ar ne? Sureagavau negatyviai, susikūriau naują negatyvą. O neutralumas tai leidimas viskam būti. Toliau dėmesys. Dėmesys pagrindinis mūsų darbo įrankis, kur mano dėmesys, ten ir energija. Susikaupimas į tai, kas į mano tikslą ar ne, į veiksmus, ir kiekvieną kartą, jeigu paimu skrolinti telefoną, tai klausiu savęs, tai veda mane į mano tikslą ar neveda? Neveda, padedu telefoną. Na ir žinoma, pilnatvės ir gausos sąmonės.
išplėtimas. Toliau. Ketvirtas modulis yra santykio su pinigais tyrinėjimas. Tai jau mūsų labai plati tema, stiprios užduotis, gilus pasinerimai, santykiai su dideliais pinigais, su pinigų būtybe ir taip toliau. Penktas modulis yra darbas su konkrečiu jūsų ketinimu bei pamatinio ketinimo aktyvinimas. Taip, dabar pažiūrėsiu, ką jūs man parašėt. Renata rašo, man daug kas rezonavo, ypač prajuokino pinigų nuventiliavimas, nes jį šiuo metu patiriu. Super. Ok, toliau. Neturiu jokių ypač didelių prisiminimų su didžiulės pinigų sumos netikimu, bet tėvai ištisai buvo trūkume. Manau, tu daugiau ateina iš praeitų gyvenimų. Be to, pradėjau paleidinėti ir nežemiško gyvenimo situacijas. Labai įdomi informacija iškyla iš sielos gelmių. Taip, tikrai taip. Kai mes jau gilinamės ten gilin, tai mes ten galim pamatyti tiek daug lobių ir tiek gauti informacijos ir tiek parsisiųsti resurso, kad tikrai verta. Taip, tai kam tinka šitas kursas, iš tikrųjų jau vardinau praeitą kartą, nežinau, ar čia yra prasmė, bet gal šiek tiek užsiminsiu. Jei patiri trūkumą ar ne, jei seniai svarstai dalyvauti tokio pobūdžio kurse, jei turi idėjų savo veiklai ar ne, bet trūksta drąsos imtis veiksmų, reiškia savivertė menka, kaip ir kalbėjau, jei galvoje sukasi projektai, bet viduje kažkas stabdo, vadinasi, yra pasipriešinimas, tai yra programos, kurios priešinasi tam, tai veiklai, tam įvykiui, tam projektui. Toliau, jeigu bijai pokyčio, nes nežinai, ar bus geriau. Jei žinai, kad gali gyventi gausoje, bet nežinai, kaip to pasiekti. Ir jei nori gyventi gausoje, bet netiki, kad gali, tai ateik ir pamatysi, kad gali. Na ir kaip minėjau, kurso metu pristatysiu papildomą pinigų užsidirbimo šaltinį, galimybę tiems, kurie nori, ieško ir gali. Ką gausi? Įvaldysi įrankius, kurie padės palaikyti vidinį balansą, ramybę, džiaugsmą ir lengvumą, išmoksi atrasti ir paleisti įsitikinimus, blokuojančius gausą tavo gyvenime, suprasi, kaip kuri trūkumą ir net priteklių, todėl pradėsi kurti gausą ir pilnatvę, pasikeis santykis su savimi, todėl jausi pasitikėjimą, išaugusią savivertę, išmoksi ir valdyti ir koncentruoti savo dėmesį, tai yra kaip lazerį nusukti, kaip čia, nukreipti, ar ne? Nukreipti ten, kur reikia. Ir atsiversi kūrybiškumui, idėjoms bei naujiems projektams. Ir turėsi daug daugiau drąsos ir ryžto veikti. 100%. Kurso struktūra. Paskaitos 2 kartus per savaitę. Vienas susitikimas trečiadieniais grupėje jūsų klausimams, atsakymams ir praktiniams užduotims atlikti kartu bendrai grupėje. FB grupė, ar ne, teorinės medžiagos konspektas, pokalbių kambarys Telegram kanale ir darbas porose, kas yra be galo svarbu, todėl kad kai jūs išmoksit vesti kitą, jūs išmoksit vesti save ir tai yra jums pagalba, kuri padės jums pasinerti į pasąmonės gilį ir ten atrasti šaknį. Na ir naujokams 30 minučių asmeninė konsultacija. Prasideda kovo 3 dieną, trunka visą pavasarį. Taip, susitikimai vyks Zoom'e ir jei negalėsit dalyvauti gyvai, tuomet mes turėsim įrašus likusius grupėje. Dovanos. Meditacijų ciklas vidinis balansas, 10% nuolaida asmeniniai 2 valandų sesijai, 100 eurų nuolaida asmeniniam 10 valandų kursui ir 6 papildomos paskaitos, stiprios paskaitos. Toliau, kaina. Naujokams 369, galima mokėti kartą į mėnesį ar ne, per visus 3 mėnesius po 123 eurus. Ir buvusių kursų dalyviams, mokant už kursą, visą 297 arba galima mokėti dalimis. Na ir kaip minėjau, kas dalyvavote savarankiškam kurse, tai susisiekit su manim, arba aš susisieksiu jums. Na ir šiandien turiu puikią žinią jums. Tas, kas užsiregistruos į kursą ir perves įmoką iki vasario 28 dienos, pritaikiau 10% nuolaidai. Tai yra vietoj 369, 333 arba 266 vietoj 297. Ir svarbus momentas, kursui net nepasibaigus, jei sąžiningai darysi, atliksi
užduotis, kurias aš pateiksiu, ar ne, ši pinigų suma sugrįž tau su kaupu dar kurso metu. Todėl, kad, nu, visiems taip atsitiko. Todėl ne visiems. Pirmam kursė vienam žmogui taip nenutiko. Bet jis labai priešinosi. Labai, labai daug buvo pasipriešinimo aplamai visai metodikai, visai technikai. Tai vienam žmogui jau turėjau 3 kursus, šitas yra 4, vienam žmogui nenutiko. Va, tai dar kartą pasikartosiu, finansinė sėkmė tai tavo minčių, ar ne? Mintis, sprendimai, jausmų, ką vibruoju ir veiksmų, ką darau, kuo įmuosi, ar ne? Pasiekmė. Nėra kažkokios kitos sėkmės, kuri nukrenta iš dangaus. Visi mes tą sėkmę susikūrėme. Na ir mūsų praktikos dalis. O, ačiū už širdutes, Mona, matau tave. Taip, tai praktika. Pirmas klausimas. Dabar surašyk visas priežastis, kodėl tu negali tapti turtinga arba net labai turtinga. Turtingų arba net labai turtingų. Nes matau, kad pora vyrų pas mus yra prisijungę. Tai susirašyk dabar, kodėl tu negali tapti turtinga, turtingu ar net labai labai turtingu. Kas tavo manimu tavyje trukdo tam? Vat prisimink, apie ką aš kalbėjau visą paskaitą ir dabar sudėliok savo mintis, gali tiesiog duoti užklausą pasąmoniai, pasakyti, parodyk man, ne, kodėl aš negaliu būti turtinga. Ir kai jūs rašysit, gali būti taip, kad daug minčių išrašysit ir jos neturės jokio emocinio fono. Ir gali būti, kad vieną kažkokią mintį įsitikinimą parašysit ir jum čia pradės kilti, spausti gerklę, krūtinę daužytis, ten ar ne, pilve kažkokie ten raižyti vidurius, nemalonumai darytis, reiškia užkabinom. Ta mintis turi jau, kaip minėjau, emocinį foną, ar ne? Tai reiškia, kad jau yra iš gilesnio pasąmonės sluoksnio. Tai dabar duodu aš jums porą minučių. Parašykit ir kai parašysit, galite padėti man pliusiuką, kad žinočiau, kad parašėt, bet jeigu per porą minučių nepadėsit pliusiuką, aš vis tiek judėsiu toliau. Tai dar vienas pasidalinimas. Ačiū, ačiū už kabiną, kad pinigai uždirbami tik sunkiu darbu. Įsitikinimas, kad lengvai nebūna. Ir aišku, dėmesys ir minčių vibracijos. Vis pamenu, vis sureaguoju į kažką. Ačiū, Sigita. Gerai, tai aš dabar truputį patilėsiu, duodu jums susikaupti ir jei kažką rasit tokio ypatingo, parašykit ir man. Gerai, porą minučių praėjo. Einam prie antros mūsų užduoties, kuri yra kardinaliai kitaip skambanti, tai yra surašyk visas priežastis, kodėl tu esi verta arba vertas būti turtingu ir gyventi kokybišką gyvenimą. Tai yra tavo čia tarsi tokios atraminės kojos. Tai, ką surašy ten, patyrinėk, panagrinėk, jei moki paleisti, paleisk. Arba tiesiog priimk sprendimą, kad tai tau nebetinka, tai neberesursinė būsena, tau nenaudinga būsena. O dabar tai, ką tu parašysi, bus kaip tavo atrama.
į ką gali remtis tavo protas, ar ne, tol kol neišvalyta pasąmonė, vis tiek jau gali savo įrodyti, kodėl tu esi verta ar vertas būti turtingu. Va, ir čia, kai pabaigsit rašyti, taip pat labai paprašysiu pasidalinti. Duodu jums porą minučių. Paskui žinoma, kad jūs galėsit šitą praktiką pakartoti dar savarankiškai, įeiti į didesnį gylį. Paskui pasidalinkit, kuri užduotis buvo lengvesnė ir kuri sunkesnė. Įtariu, kad šita gerokai sunkesnė. Na ir trečias klausimas tau patirinėjimui savęs, ar ne? Surašyk visus savo norus, kurių įgyvendinimui tau reikia pinigų, kurių tu ir nori, ar ne, kurių tau trūksta. Ir kokią svajonę įgyvendintum pirmiausia. Tai yra, jeigu turėtum pinigų, kurią svajonę, kurį norą įgyvendintum pirmiausia. Ir lauksiu vėl jūsų galinio atgarsio. Kartais būna taip, kad žmogus neturi noro, nes jis nebetiki, kad gali jų turėti. Ir man pačiai tai buvo, tai yra, kai atradau emocijų paleidimo techniką, kai jau pradėjau leisti po truputį savo, tai iš pradžių supratau, kad aš neturiu jokių norų, o paskui, kai gilinausi, kodėl neturiu norų, todėl, kad tiesiog netikiu, kad galiu tai turėti. Ir jeigu aš turiu norą ir negaliu tai turėti, man tada labai labai skauda. O jeigu aš neturiu noro, tada man netaip skauda. Todėl visus norus buvau tiesiog užneigusi. Neleidau savo norėti nieko, nes jeigu nori ir negali turėti, tada labai labai skauda. Tai vad pasižiūrėkit, kaip yra jūsų atveju. Ar jūs turit norus, ar vis tik tie norai yra kažkur giliai, giliai, giliai nukišti į nematomą tamsų kambarėlį. Ir tas, kas leidžia savo norėti, galėtų prirašyti mažų mažiausiai 100 norų čia ir dabar. O tas, kas neleidžia savo norėti, sunku bus sugalvoti net ir 10 norų. Va, tai laukiu jūsų įžvalgų dabar, kas labiausiai surezonavo, koks tavo santykis su pinigais nuo 0 iki 10, 0 tai labai labai prastas, pastovėje su trūkume, ar ne, 10 tai, na, jeigu būtų santykis tavo 10, tai čia nesėdėtum ir neklausytum tikriausiai.
Toliau, kurioje vietoje labiausiai reikia padirbėti, ką nuo šiol darysi kitaip ir ar turi minčių, kaip sieksi savo finansinės gausos. Tai dabar, kol jūs man parašysit, kol iki jūsų ateis šita žinia, aš pasakysiu, kodėl čia šioje skaidrėje įdėjau antilopę. Nežinau, ar visi, ar nei vienas neprisimenat, o gal prisimenat tokį multiką iš mano vaikystės, nežinau, kokio amžiaus čia esat susirinkę, bet tas, kas esate mano amžiaus ir kai mes žiūrėjom tuos Labanakt vaikučiai tarybų sąjungos kūrybos filmukus, tai vienas iš jų buvo Auksinė antilopė. Ir aš ten daug labai neprisimenu, bet aš žinau, kad kai aš paleidinėjau pinigus, man šitas filmukas iškilo daugybę kartų. Ten yra tokia scena, kad karalius sako, auksinė antilopė, ten apipilk mane auksu. Nes jinai, kai būdavo, kai suduoda kojelėm į žemę ir byra iš jos auksas. Ir jis sako karaliui, gerai, aš tave apipilsiu auksu, bet kai tik tu pasakysi, kad stop gana, visas auksas pavirs į molį. Ir ji trypia tom kojelėm, aukso krūvos auga, kalnai ar ne. Kad gal, jeigu kas prisimena šitą filmuką, irgi pakomentuokit. Ir jau tokios krūvos, kad karalius ten skęsta tame aukse, jau ir oro trūksta, ir jis pradeda šaukti, gana, gana, sustok. Ir visas auksas pavirsta į molį. Tai va, ką reiškia vaiko sąmonė, ar ne? Kokia stipri informacija buvo perduota šituo filmuku, kad nenorėk pinigų, nenorėk. Nes jeigu per daug norėsi, tai visi tavo pinigai pavirs į molį. Ir man iš tikrųjų tai buvo labai labai stiprus įsitikinimas ir labai labai stipri baimė. Šitas filmukas man padarė tikrai labai didelį įtaką. Va, tai šiandien tiek. Dar vis laukiu jūsų pasidalinimų. Ir paleidinėjant ir ne, gilinantis į tos pinigus, tai buvo toks labai, labai įdomus darbas su pamatyti tai, ko net negalvojau esant manyje, ar ne, iš tikrųjų ir buvau užsidraudusi savo ir džiaugtis, ir pinigų norėti, ir močiutė visą laiką sakydavo, kad turtingi žmonės yra špikuliantai, o aš kaip mažas vaikas nelabai supratau, ką tas žodis reiškia, bet supratau, kad tai yra negeras žodis, o aš nenorėjau būti špikuliantė. Ir daugybė, daugybė visokiausių situacijų, visokiausių kuriozinių prisiminimų, kurie dabar man kelia juoką, bet tada tikrai netrodė juokingai. Taip. Na ką, galiu padėkoti Jums už tai, kad domitės, gilinatės ir laukiu Jūsų sekantį trečiadienį mūsų trečioj paskutiniai įvadiniai paskaitoj ir po to, žinoma, laukiu Jūsų kurse. Taip, pažiūrėkim dar čia, gal man čia. Yra vidinių konstruktų įtaka. Taip, Edvinas rašo, man čia telefone pasirodo nerodo, o va ten kompiuteryje rodo, kaip įdomiai. Gerai, tai Edvinas rašo, atsistatyčiau sveikatą, į kiek maks įmanoma gerą būklę, eičiau gilyn į save, kad išlaisvinčiau maks potencialą motociklą. Super. Taip. Mano santykis su pinigais 3-5 sviruojantis. Norų turiu be galo daug, galėčiau rašyti ir rašyti. Na, nuostabu, jeigu norų turi, vadinasi, yra ir energijos jiems įgyvendinti. Taip, toliau Mona rašo. Ir suvokiau, netgi ši paskaita man davė suvokimą, kad mane pagimdė, mano, man, šakinėje, pabėgo, mano pagrindinė viską, mane pagrindė viską blokuoja pasąmoniniai blokai.
Dar labai svarbu juos ir atrasti. Toliau. Ir man stiprus tas filmuko kodas, va, Renata rašo. Bendrai visi to laikmečio filmukai kodavo beturčių aukštinimą. Jo, teisingai, taip. Pinigų buvo nemandagu norėti, ar ne? Ir tu buvai doras žmogus, jeigu tu buvai beturtis. Taip, tikrai taip. Turbūt dėl to ir tapau keramikė, tik man viskas atvirkščiai. Turiu dabar molį paversti auksu. Renata, nuostabu. Taip, dabar tu molį turi paversti auksu. Taip. Na ką, ačiū Jums labai, kas pasidalinot, kas dalyvavot ir daugiau kaip ir nematau aš pasidalinimų, gal dar nespėjo ateiti. Na, bet jeigu ką, tai vis tiek dalinkitės, o aš jau atsijungsiu ir šiandien mes įsitekom į valandą, nuostabu. Tai ką, dar kartą ačiū Jums ir iki nuostabaus trečiadienio. Taip, kur čia mano atsijungimas?